Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Kažkaip atsibosta kalbėti apie tą patį, visur riboja, visur blokuoja, bet kartais tenka pasakyti ne tam, kad kažką būtinai pakeisti, bet tam, kad jaustis gerai, kadangi netyli. Tai yra vienas iš nedidelių dalykų, ką mažas žmogus gali daryti, tai netylėti, nesutikti, nebūti konformistu. Tai ko šiandien mūsų visuomenė labai trūksta. Skaitau šiandien, Google'as išmeta straipsnį, kokie blogi Vilniečiai, visi važinėja iš to nuosavais automobiliais, dėl to spūstys, dėl to žaliasis kursas kenčia ir planeta mūsų ir panašiai. Dviratininkai kenčia, apie dviratininkus dar pasakysiu, bet arti galite atvažiuoti dviračių ir panašiai viešuoju transportu. Tai pavyzdys jau kelinta diena šiais metais, kada šitie mūsų iškrypėliai savibledybės daro kažkokį bėgimą. Bėgimą daro centre ir sušika suknisa visą grafiką dienos. Taip, kad būtų neįmanoma susigaudyti, koks autobusas, koks troleibusas ir kur važiuoja. Tai aš nekalbu apie tos, kurie skuba kažkur žmonės, bet jūs su šeima įsiruošėt savaitgalį kažkur vykti į centrą ar atvirkščiai ar panašiai, išeinat ir neaišku. Važiuoja visai ratu kažkur, veža į kitą pusę. Ir jūs pats kaltas būsite, kadangi jūs nepasižiūrėjote, kokia mėnulio fazė, nes Benkunskas tai grinai pagal tai tik tai daro viską. Jo sprendimai, kas kada vakar prigėręs ir kiek apsinešęs buvo. Tai tiesiog žmonės ir vairuotojus, tiesiog įkyriai klausinėdami, net vairuotojas nesidomi, tau neįdomu, nežinai visų grafikų, ten kur kas kaip važiuoja, bet faktas, pavyzdžiui, šiandien centras uždarytas. Visi važiuoja. Kas važiavo per centrą, važiuoja per Olandų gatvę ir panašiai stoti, ir taip toliau, čia nenoriu vardinti. Bet tai ne pirmas kartas ir tai dažnėja. Tai lyg tai bėgikams nėra kur bėgti. Ten Valakampiai, Turniškės, Šilas, visas Belmontas, aukštieji paneriai, Trakų Vokė. Mes turim apie Vilnius, yra mūsų labai gražioje vietoje, gražus miestas, turim daugybę vietų. Bet matot, kad nėra jiems tikslas pats bėgimas. Yra leftistinė bjaurastis sutrukdyti visiems žmonėms, sukelti chaosą, nepatogumus ir nepasitenkinimą ir kad žmonės numotų ranką, nes pasiskųsti nėra kam. Tiesiog čia dar kito pokalbio tema apie tą, sakykime, apie vartotojų teisės, apie kreipimas į įstaigas ir ne vien tik tai šitą valstybinės, bet ir verslas elgėsi taip pat Lietuvos. Čia kito pokalbio tema, sakykime taip. Tai tiek. O dar, reiškia, grafikus padarė, dabar visi piktinasi rašo. Žinojo, kad piktinsi sumaišė. Girdėjote istoriją apie 3G, 52 maršrutas autobusą ir vėl tiesiog sumaišė, nepamatuoti. Tai, kaip žinot, čia primena anekdotą, kai koncentracijos stovykloje keičia patalinę. Tai keičiasi 2 su 4, 1 su 3 baraku. Jie jokio neturi pagrindimo, jokių paskaičiavimų. Tiesiog reikia keisti. Ir parodyti, kad mes dirbame, tai yra pateisinti savo niekingą egzistavimą. Tik tiek. Šiuo atveju čia daro ne viešojo transporto, bet Judu ten yra tokia, tranų organizacija. Ir viešasis transportas tik vykdo, tai šiuo atveju taip yra. Dėl viešojo transporto, tai matot, mes liksime greitai be autobusų, nes žmonės užuot skatinę tos, sakykime, kurie remontuoja, užuot skatinę, būrė į komandą, kalbėję su jais, tarėsi, juos seka visokiojopai, visokios kameros, visokia velniava. Dabar tie išrikiuotai yra, kas nežinot, kas nesivaizduojat, naktį yra žmonės, kurie dirba, varo į plovyklą, varo į dirbtuvės ant duobių, stumdo tos autobusus, troleibusus, paskui išrikiuoja eilės tvarka troleibusus, kai jie galėtų viens kitam netrukdami išvažiuoti. Tai irgi tam reikalinga kvalifikacija, kad žmogus galėtų greitai teritoriją orientuotis, iš pirmą pusę žodžio suprasti, kur reikia,
dirbti komandų ir gerai mokėti vairuoti, tankiai sustatyti, sakykime taip. Tai tiem žmonėm dabar nupirko racijas, jeigu aš nemeluoju, už ką pirkau, už tą parduodu, viena radijo stotelė kainuoja 700 eurų, tai tų žmonių yra per visą parką, gal 40 stotelių, tai nemažiau per visą Vilniaus viešai transportą. Tai skaičiuokit po 700 eurų, tam, kad skaičiuotų jų žingsnius, kiek jie vaikšto, ar nesėdi, neguli ir panašiai. Tai čia yra lyga, tas siekimamanija, sovietizmas, sovietinė lyga mūsų jau čia. Tai jaunimas, jie mūsų tikri komjaunuoliai. Aš dėl remonto, tai greitai mes pereisim stovi, tapi naują troleibusą, naują techniką, stovi, nėra detalių. Tai nepadeda jokie burtai, užkeikimai, tvarumai, ten pislumai, atsiprašau, visokios tos mergelės komunikacijos ir panašiai. Tai aš siūlau, jeigu jūs jau visą perėmėt sovietinę tą tvarką, tai pabandyti koduoti nuo gedimų. Kaip nuo gerimo koduodavo rusų laikais, ten atėjo iš Rusijos toks stebuklas buvo kodavimas. Tai dabar reikėtų techniką, autobusus, troleibusus koduoti, kad jie negestų, laivus taip pat beje. Apie laivus jau kalbėti nenoriu, nes patys tyčiasi, kadangi pėstysis tą laivą aplenkia. Tai va, tokia tvarka ir sakau, visur sekimas, niekur informacijos nerasi, negausi ir panašiai, va tokia yra sistema dabar darbe. Apie spūstis kalbant. Tai įsivaizduokit, dabar prabilo apie spūsčių mokestį, kai susiaurino, sujojo, sukniso beveik visas gatves. Tai pradėsiu nuo tokios pramoninė zona yra Titnago gatvė. Tai ten susiaurino, taip padarė lengviesiam automobiliams stovėjimo vietas, ten nuolatos užimta būna gal 10% tų vietų specialiai, bet padaryta irgi reiškia stovėjimo vieta, dar apie metrą, kad išlipti maždaug, ta prasme, kad būtų kuo sunkiau važiuoti. Tai ten važiuoja tik viešasis transportas, daug važiuoja sunkvežimių. Yra, pavyzdžiui, į dešinę posūkį yra praktiškai neįmanomi, lipa per bordiūrus, ta technika, laužo tos pačius bordiūrus ir gadina ratus ir padangas. Ir tokių vietų daug yra. Kitas pavyzdys Gerosios Vilties gatvėje, susiaurino iki tragedijos ten, paliko greitį 30, bet leidžia važiuoti sunkvežimiams. Bet sunkvežimis, nei autobusas, pasukti į dešinę negali tiesiai į tą gatvę, nes yra per siaura. Reikia sukti iš kairės juostos, ne iš dešinės, ta prasme, tyčia padarytos sąlygos, kad, pažeidinėti taisyklės. Ir čia galima vardinti be galo, ten visi žinote, visi matote tuos. Paleido dar prie maršrutų keitimo, paleido 75 maršrutą, kažkur pasakojo vairuotojai, žiedį neįmanoma išsukti, nekliūdant bordiūrų ir panašiai. Tai va, vienu žodžiu, jų darbai, jie nieko neplanuoja, jie nieko neskaičiuoja, jie dirba kaip nuo kvaišalų įsiblaivo arba apsinešę, nes pavyzdys viešojo transporto Viršuliškių departamente, Viršilų gatvė irgi susiaurino, padarė ten, kad, 2 siauras juostas. Naktį suvažiuoja autobusai ir troleibusai grįždami į parką į tą Viršilų gatvę, susidaro spūstelę. Autobusai dargi šalia Viadoje suka į kairę, ten labai mažai vietos, irgi negali niekaip atituštinti, ten kad būtų tuščia. Ir visi stovi laukia eiliai. Tada atsirado kažkoks narkomanas, pastumdėlis narglius ten, tarp tų namų naujų, kuris skundžiasi. Žodžiu, jam čia žadėjo, kad bus ramu ir jis, reiškia, už atlapų neavulyjimą, kad jį neramę vietą apgyvendino, nors kai parkas buvo, nei jo tėvai dar jau nebuvo suplanavę nei tų namų, bet puola viešai transportą. Tai čia yra toks politinis aktas ir truputį ne visi namie tam dviratininkui. Vienu žodžiu, vairuotojai terrorizuojami, neužstatykite tų juostų. Reiškia, paliko vieną A juostą, kada troleibusai galėtų pravažiuoti, ir autobusai sustoja, dar padarė daržą, reiškia, padarė tą salelę su daržu. Iš kitos pusės važiuojant, žiemą ypač būna, padarė siaurą juostą pasukus į kairę iš troleibusų parko, neretai būna, nukrenta storės imtuvai, tas vadinami ūsai, arba sugenda ypač žiemą ir viskas, eismas ten paralyžiuotas, todėl, kad padarytas daržas. Tai norėjau nufilmuoti, tiesiog gaila laiko, vienu žodžiu.
ten padaryta yra nesąmonė, bet terrorizuojami vairuotojai. Jūs ten nestovėkit, jūs ten neužstokit, nesudarykit spūsties, eina kalba apie kokį 15-20 minučių apie vidurnaktį čia. Įsivaizduokit, kaip čia visiems reikia važiuoti, tuo labiau, kad yra važiavimai tos gatvelės. Tai netgi galima būtų uždrausti kitą eismą, palikus tik viešai transportą, bet jiegi daro tyčia šitie mūsų, nežinau kaip jas vadinti, jie yra kenkėjai, bet kuriuo atveju, tyčia ar netyčia. Tai vat, dar darė visą vasarą, jau čia net Šudasklaida pastebėjo, išvažiavimus iš Viršuliškių departamento ir padarė tokius kalnelius iš gatvės išvažiuoti. Jie, nežinau, kokį 20 kelių centimetrų aukščio buvo ir iš karto pradėjo kliūti apačia visų autobusų ir troleibusų. Tai paskui kasė giliai kažką darė, nežinau, bet tai buvo apie 3 mėnesius tie, 4 važiavimai po 3 metrus pločio. Tai čia dar reiškia pratęsiant temą, tai toks įspūdis, kad pas mus nebėra projektuotojų, nebeišduodamas jokios techninės sąlygos projektams, jokie reikalavimai projektų ir ką norima padaryti. Atvažiuoja naša raša šitie, jie panašiai ir atrodo darbuotojai, Džimšutą su Ravšanu ir daro po to, suprantat, po kelis kartus. Tai va, čia faktas, galit patikrinti. Tą dalyką visą vasarą vargom su pusė išvažiavimų, nes darė visą vasarą. Dabar ačiū, Dievui padarė. Va, tai va, tokis va darbas yra labai nerimtas. Ir vėl dabar atėjo draudimas kreiptis, tai yra eiti, sakyti viešumoje šitos dalykus, kalbėti su žurnalistais, nes jiems tiesiog gėda, nes daro nesąmonės, tai nežinau, ką apie tai pasakyti. Dar vienas, su lietuvių kalba pas mus dabar yra bėda, priima iš visokių genčių, tiesiog visomis gentimis atvažiuoja, ne tik po vieną žmonės, iš visokių egzotinių šalių. Tai dabar aš jau esu minėjęs, kad jau rusiškai tai faktas, nes, rusiškai negalima ten Dostojevskio skaityti, Bulgakovo, bet keiktis galima ir su vairuotojais reikia kalbėti, tai kaip ir tapo norma. Dabar jau reikia ir angliškai su kai kuriais kalbėti, nes atvažiuoja irgi iš tokių šalių, kurie, nieko jie žmonės ir ne tie žmonės kalti, aš tų žmonių nekaltinu, aš kaltinu šitos, kurie vežasi juos, nes pas mus Vilniuje užtenka tų darbuotojų, užtenka tų žmonių, tik reikia sudaryti normalias sąlygas, kad žmonės eitų. Patys meldžiasi į rinką, bet kaip matot, jeigu trūksta vairuotojų, tai kažko trūksta, atlyginimo, dar kažko ir panašiai. Ir tos kosmetinės priemonės, ten draudimas yra labai gerai, sveikatos kava kasdien yra labai gerai, viskas gerai, bet tai, nepadeda. Čia dar, sakyčiau, toks būtų naujai mūsų ministrai pirmininkai, kurie profsąjungietė apie visokius ten partnerystės kalba, visokias šlykštybės ten, dar visus pritarė, bet kažkaip, 4 dienų darbo savaitę žiūrkiams ofisų, bet visiems tiems, kurie nieko nedaro, o kad visi vairuotojai, visi šaltkalviai, dauguma tiksliau, ne visi, bet didžioji dauguma, kurie augina vaikus, kad kažką dar turėtų, galėtų išvažiuoti kažkur, dirba po 2 darbus. Tai vat kažkam 4 dienų darbo savaitę, o mes visi daug metų dirbame 2 darbus. Tai čia pamąstymai naujai mūsų premjeriai ir žmonėms. Va, su lietuvių kalba dar. Tai va, viena mano pažįstama, kai susipažino moteris ten, OPTV žiūrovė sakė, kad kreipėsi, parašė į Vilniaus viešai transportą, kad su jie vairuotojas nekalbėjo lietuviškai. Tai yra pažeidimas. Pirmiausia, jis negali ten dirbti, jo negalėjo tai priimti tokio. Jie tai neatsakė, tik atsakė, jam žinot, sunku išmokti, kaip jis dabar maždaug. Tai čia aš kaltinu keleivius. Skųskite, reikalaukite kiekvieną kartą, kad su jumis kalbėtų lietuviškai. Turime būti pilietiški ir šitos žiūrkės mes turim priversti elgtis normaliai už tą didelę algą, kurią jie gauna. Dar vienas, 15 min LT pasieškokit, žymusis garsusis baltarusis įsidarbino troleibuso vairuotojų. Tai tas žmogus, aš prieš jį nieko neturiu, bet vėlgi, jis čia įsidarbino, kadangi čia rusiškai galima kalbėti ir dabar jis reikalauja, kad su juo visi kalbėtų rusiškai, jis reikalauja. Jis 5 metai Lietuvoje, kaip jis aiškinau, ir sakė, man nereikia ir aš nesimokysiu lietuvių kalbos. Tai čia iš jo žodžių.
Vėlgi, jeigu 15 min apie jį spausdina ir rašo, kai jis garsus ir kažkoks geras, tai nuteikia nekaip. Tai matysim, kaip bus, bet tai bus pirmas žmogus, su kuriuo aš VVT nekalbėsiu rusiškai. Tai šitą įsipareigoju daryti. Va. O žmonės būkit pilietiški. Reikalaukit, kad kalbėtų lietuviškai, nes šiandien lietuviai ne lenkai, ne žydai, ne kas nors, ne juodaodžiai, ne kažkokie gėjai diskriminuojami lietuviai, katalikai, dorai mokantis mokesčius ir auginantis vaikų žmonės. Tai pabandykit paneigti tai. Dabar išplatinsiu tai YouTube ir Telegram kanale. Facebook'o šiai dienai neturiu, jeigu ir įsigysiu, tai jisai tinkamas tik tai šuniukams ir gėlytėms, kaip minėjau. Kol kas aš jo negaliu turėti ir nelabai rimtai žiūriu, suprantat. Kadangi tai nerimtas partneris. Tai va kągi, visiems gero likusio sekmadienio. Būtinai pakomentuokite, ką manote. Ne apie mano išvaizdą, ne apie mano amžių, ne apie mano profesiją. O tą, ką manote apie mintis, sutinkate, nesutinkate, būkit geri. Pasidalinkite, kad žmonės žinotų ir galvotų, nes jie daro tyčia, kad žmonės numotų ranką. Čia bus kito pasisakymo tema apie, kai kreipėsi į regitras, į dar kur nors, į vartotojų teisės, jų tiesiog nebėra, teismus, darbo inspekcijas, tai čia kita tema būtų. O mes neturim būti abejingi. Kovos būdų yra daug, nuo sabotažo iki vijimo, tokių šunsnukių neaptarnavimo kavinė ir dar kur nors. Tai geros dienos.